Labą dieną visiems susirinkusiems. Tęsime mūsų projektų ir mokymų ciklą paskaitų, kalbant apie kaip interpretuoti ir suprasti kultūros paveldą. Ir akcentuojame, kad istorijos pamokose, nes šitos paskaitos yra skirtos visų pirma istorijos mokytojams. Ir labai džiugu, kad prie mūsų prisijungė platus ratas iš visų Lietuvos įvairių miestų, miestelių. Ačiū labai, kad dalyvaujate, domitės. Turiu tik tai dar kartą priminti, kas negirdėjote, kad šis ciklas paskaitų ir visas mūsų projektas, kaip interpretuoti ir suprasti kultūros paveldą, yra skirtas mokytojams suteikti žinių ir įgūdžių, kaip įtraukti jaunąją kartą ir sudominti mūsų istoriją ir būtent kultūros paveldų ta aplinka, kuri supa mus ir tuos dalykus. Šiandien moderuosiu aš, Aida Štelbienė, Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūros specialistė, kuri ir kuruoja visą šitą projektą. Ir trečią paskaitą, kaip matote, skaitys Kuršių nerijos nacionalinio parko direktorė Lina Dikšaitė ir pasakos ne apie ką kitą, kaip apie Kuršių nerijos nacionalinį parką ir jo vertes ir iššūkius. Tai iš karto kviečiu klausytojus įsidėmėti ir telkti dėmesį į tą aspektus labai svarbius jums ir turbūt praversiančius ateityje pamokose. Tai būtent kas tai ir Kuršių nerijos nacionalinis parkas vertybinių aspektų ir aišku, labai svarbu yra jaunai kartai pasakoti ir apie iššūkius, su kuriais susidurėm, nes ne vieną jų, Lina turbūt ir paminės paskaitoje, sukeliamės patys, naudotojai, kurie lankosi šitoje mūsų UNESCO pasaulio paveldo vietovėje, kuri beje pernai šventė 25-metį. Ne pernai, šiemet, atsiprašau, Lina. Ir noriu greitai perėti prie paskaitos, tik trumpai pristatau Liną. Lina tai yra iš tikrųjų suaugusi su šita vieta ir studijavusi, baigusi ir studijas ir Klaipėdos universitete rekreacijos ir turizmo katedroje ir ten dirbo ir pamažu prisijungė prie Kuršių nerijos nacionalinio parko, iš pradžių kaip mokslinė bendradarbė ir vesdavo ekskursijas, po to jau ir informacinio centro vadovė ir pamažu, kaip sakant, kaupė patirtį ir lipo karjeros laiptais ir dabar užsitarnavo jau aukščiausią pakopą, nes iš tiesų jos darbas yra įvertintas ne tik tai lokaliai, bet ir valstybės lygių. Ji jau 2 kartų buvo apdovanota nusipelniusio aplinkosaugininko ženklų. Tai iš tiesų yra tas žmogus, kuris labai gerai išmano šią vietovę ir tikrai kviečiu visus labai aktyviai dalyvauti, klausytis ir jau po to dar kartą primenu, kad mūsų tas formatas išlieka tas pats. Dabar Lina papasakos apie Kuršių nerijos nacionalinį parką, jo vertas iššūkius, o toliau dar turėsim tokią trumpą blitz paskaitėlę, klausimų atsakymų sesiją. Tai Lina, tada aš nustoju dalintis ir kviečiu. Tai dėkui labai, Aida, už pristatymą. Bandysiu aš dabar tuoj dalintis ekranu. Tuoj minutėlę. Matau ir jūs, tai labai gerai. Tikiuosi matote ekraną ir nieks netrukdo. Taip, labai gerai. Tai puiku. Tai dėkui labai už pristatymą. Ir aš tikrai gana tokį pasirinkau irgi platų aspektą pristatyti Kuršių neriją, tai per visas vertes. Jums, kaip supratau, istorijos mokytojai daugiausia, tai tikrai Kuršių nerija pažįstama ir daugelis istorinių aspektų jums bus irgi žinoma, tačiau šiuo atveju kalbėsiu per tokią visai kitą prizmę. Ir turbūt turėčiau atkreipti dėmesį, kad čia irgi mums labai aišku, kas mes vietoje dirbam, ar nacionalinio parko direkcija, kitiem gal šiek tiek tokia mišrainė gaunasi, Kuršių nerija, Kuršių nerijos nacionalinis parkas. Tai turiu pasakyti, kad šiandien aš vis tiek kalbėsiu apie Kuršių neriją daugiau. Kuršių nerija kaip UNESCO pasaulio paveldo objektą.
Nepaisant to, Kuršių nerija ir Kuršių nerijos nacionalinis parkas tai yra ta pati teritorija, yra vertybės labai panašios, tačiau nacionalinėme parke vis tiek akcentas daugiau yra į gamtinę aplinką, o UNESCO pasaulio paveldo vertybės žiūrim šiek tiek per kitą aspektą, tai yra kaip kultūrinis kraštovaizdis. Tai reikia turbūt paminėti tai, kad pažiūrėsim, kad čia man keistusi tos skaidrės. Tai pradėsiu ir nuo to, kaip sako, nuo Adomo ir Ievos. Jau Aida minėjo, kad šiais metais Lietuva mini 25 metus, kuomet Kuršių nerija įtraukta į UNESCO pasaulio paveldo sąrašus. Ir su kuo dažnai mes susidūrėm, kada žmonių paklausi, tai vis dėlto Kuršių nerija, jūsų nuomonė, tai yra įtraukta į pasaulio paveldų kaip kas. Tai daugelis sako, oi, tai kaip gamtos vertybė. Tačiau turiu tikrai pataisyti visus, kas tai mano, Kuršių nerijos į pasaulio paveldo sąrašus įtraukta kaip kultūrinis kraštovaizdis. UNESCO sąraše visi objektai yra skirstomi į 3 grupės. Tai yra gamtos objektai, kultūros objektai ir mišrios vertybės. Nepaisant to, kad rengiant paraišką buvo norima, kad Kuršių nerija atsidurtų sąraše kaip gamtinė vertybė, tačiau po ekspertų vertinimo buvo pasakyta, kad vis dėlto, lyginant su visom pasauliniam vertybėm, Kuršių nerija pasižymi kaip vertingas objektas, yra labiau kaip kultūrinis kraštovaizdis, bet ne kaip gamtinės vertybės. Tai čia pateiktame apraše išskirtinės visuotinės vertės tokioje santraukoje jūs galite matyti, kas yra akcentuojama, kad tai yra išskirtinis kopų kraštovaizdis, atspindintis harmoningą gamtos ir žmogaus sambūvį. Ir mes šiandien ir pakalbėsim, koks tas sambūvis buvo, harmoningas ar neharmoningas, kaip viskas keitėsi ir kodėl vis dėlto mes žiūrime Kuršių neriją kaip kultūrinį kraštovaizdį, nepaisant to, kad 94% teritorijos yra miškai, kopos, pirmo žvilgsnio visiškai gamtinė teritorija ir savo esme yra gamtinė teritorija, tačiau istoriškai pasižiūrėjus, šita Kuršių nerija vis dėlto yra kaip kultūrinis kraštovaizdis. Taigi yra keli esminiai dalykai. Pirmiausiai, tai kad kraštovaizdėje, kur mes pažiūrėtumėm, bet kokį elementą, mes aiškiai galime papasakoti, kaip jis kūrėsi, kaip jis susikūrė, tai yra raidos ženklai ir matosi netgi žmogaus veiklo, ar kiek jisai buvo įsitraukęs, kiek jisai dalyvavo šito kraštovaizdžio elemento kūrime, arba kiek tai buvo gamtos stichijos. Kraštovaizdis iki šiol yra labai svarbus žmonių gyvenime, tiek vietos gyventojų, tiek atvykstančių. Jis vaidina labai svarbią rolę ir yra esminis elementas. Ir kraštovaizdis formuoja ir dabar. Tai nėra kažkokia tai statinis dalykas, kad jau tai, ką susikūrėme, mes tai ir turim, dėja. Kraštovaizdis keičiasi, kartais mums netgi nenorima linkme. Ir šitam kultūriniam kraštovaizdžiui ir toliau išlieka labai glaudus žmogaus ir gamtos ryšys. Ir visas Kuršių nerijoje esantis elementai skirstomi į tokias didelės grupės, kurios ir parodo, kas vis dėlto iš esmės ta Kuršių nerija yra. Tai yra dalis, tai yra natūralus ir žmogaus pakeisti gamtiniai dariniai, tai mūsų tas didysis kopagūbris, kuris yra kaip stuburas visos Kuršių nerijos, apsauginis kopagūbris palei Baltijos jūrą, kurį perlipate eidami prie jūros, pamario palvės, pajūrio palvė, sengirė ir augalija, gyvūnija, paukščiai, paukščių migracijos takas. Kitas grupė darinių tai yra kultūriniai dariniai, tai jau žmogaus pilnai pakeista aplinka, gyvenvietės. Taip pat, aišku, tie priešistorinis gyvenimas Kuršių nerijoje, pašto kelio trasa, jūrinio kultūros paveldo elementai. Toliau kita grupė, tai pati kraštovaizdžio struktūra. Jeigu jūs pasižiūrėsite į Kuršių neriją nuo marių pusės, ką jūs pamatysite? Jūs pamatysite horizonte, jeigu saulė šviečia iš vakarų ir jūs tiesiog akina, jūs pamatysite siluetą.
siluetą, kuriame nedominuoja kažkokie tai žmogaus sukurti pastatai, sakysim, kažkokie elementai, tai yra kopų tiesiog siluetas. Toks tikslas ir yra, kad Kuršių nerijoje vis dėlto siluetas turi būti gamtinis, nepaisant to, kad ten yra, sakysim, televizijos bokštas, švyturys, tai yra pavieniai objektai, kai kurie iš jų netgi yra ir jau paveldo elementai, tačiau Kuršių nerijos siluetas ir tas silueto išlaikymas yra labai svarbus. Ir panorama, tai yra, ką mes matome nuo Kuršių marių. Šioje nuotraukoje jūs galite matyti, kad namai mūsų nedominuoja kraštovaizdžio fone, vis dėlto virš jų vienur ar kitur vis tiek yra gamtinis fonas. Taigi šita struktūra yra labai svarbi Kuršių nerijai. Ir kitas dalykas, jau toks nematerialus, kultūrinis kraštovaizdis, kaip bebūtų skamba, kaip ir labai fizinis objektas, jisai turi ir tą nematerialią dalį. Tai yra socialinės kultūrinės tradicijos, tai yra vietos žmonės, kurie gyveno, nes ypač kultūriniai objektai atspindi žmonių gyvenseną, supratimą, požiūrį, pasaulėžiūrą. Taigi visuma ir yra kultūrinis kraštovaizdis. Tai šiek tiek ir praeisiu tuos elementus, kurie geriausiai, kurie pasakoja savo istoriją, kurie pasakoja, kaip žmogus gyveno aplinkoje ir kaip jisai paveikė arba nepaveikė tam tikrų dalykų. Tai žinoma, visada mes pradedam nuo ko, tai yra nuo to, kaip susiformavo ta Kuršių nerija ir nuo ko viskas prasidėjo. Tai kalbame apie parabolinės kopas, tai yra pirmosios senosios Kuršių nerijos kopos. Ir čia šitoje paveiksliuke yra iš senų laikų 98 metų knygos parodyta Kuršių nerijos formavimasis. Ir dabar mokslininkai, naudodami jau aišku daugiau angliakalbiai, tarptautinė lygmenyje, tyrimai yra modernesni. Jie kalba, kaip atrodė dabartinė teritorija, kur dabar yra Kuršių nerija prieš 6,5 tūkstančių metų. Taigi matote, kad buvo atskiros salos, tai yra geltonos tos vietos, jos parodo, kad tuo metu čia buvo sąnašos smėlio, o dabartinė Kuršių nerijos kontūra ir viso kranto kontūra rodo raudona juosta. Taigi prieš 6,5 tūkstančių metų Kuršių nerijos tokios, kaip dabar mes matome, nebuvo. Kuršių nerija pavidalą, dabartinį pavidalą įgyja prieš 5,000 metų, kuomet jau atskiros salos susijungia į vientisą grandinę, dar kai kur yra protakos, sakysim, yra dabartiniai Rusijos pusėje protaka, siauriausia Kuršių nerijos vieta, tačiau vienaip ar kitaip jau Kuršių nerija įgyja tą savo ilgį, kuris yra dabar apie 100 kilometrų. Taigi, kas tas Kuršių nerijos formavimosi pradžia? Tai Baltijos jūros bangos teikia tą medžiagą Kuršių nerijai formuotis, tai yra išilginės srovės palei krantą, nešė didžiulės smėlio mases nuo Sambijos pusiasalio ir klostė jos. Ir pradžioje po vandeniu buvo šitos formos, tai yra atskiros salos, vėliau jos susijungė, formavosi sąsmaukos, formavosi ragai, vėjas jūros lygiui pažemėjus, nukritus, tai yra šitas visas salos iškilo į paviršių ir jūros bangos ją ilgino, o vėjas platino Kuršių neriją. Taigi tokie Kuršių nerijos, pirmosios Kuršių nerijos kopos, tai buvo mažesnės kopos, negu dabar matote, ta didįjį kopagūbrį, tai buvo parabolinės kopos. Jos turi savo pavadinimą nuo to, kad tai yra parabolės formos. Šitos kopos formavosi Baltijos jūros pakrantėje, vakariniame krante. Ir visos kopos pradėjo savo kelią nuo vakarinio kranto, nuo Baltijos jūros ir keliavo per visą Kuršių neriją. Tose vietose, kur smėlis nesutikdavo jokios pasipriešinimo, jokios kliūties, jis toliau ir nukeliaudavo iki Kuršių marių, formuodavo ragus. Tose vietose, kur buvo kažkoks pasipriešinimas, tiesiog sustodavo. Anksčiau ir vėliau šitos kopos, žinoma, apaugdavo, stabilizuodavosi. Taigi,
Jums tikrai yra girdėta barchanų pavadinimas, tai vat barchanai yra kaip ir veidrodinis atspindys parabolinių kopų. Ir kodėl jos skiriasi vienas nuo kito, todėl ir skiriasi, kad buvo tam tikri faktoriai, kurie formavo kopos. Tai viskas priklauso nuo vėjo stiprumo, kritulių kiekio ir augalijos. Ir aišku, kad mūsų klimato juostoje kritulių kiekis yra pakankamai didelis, augalija greitai gali įsitvirtinti, todėl tos kopos yra daug greičiau stabilizuojasi ir sustabdomos, ir čia formuojasi būtent šito parabolinės kopos. Ir dabar parabolinės kopos šitoj fragmente, čia yra profesoriaus Bitino pateikta medžiaga vienoje iš konferencijų, matote viršutiniai dalyje, šalia Baltijos jūros, kur tuščias kvadratas, rodyklė rodo į parabolinės kopas. Ir šitos parabolinės kopos yra ties juodkrante. Ir tik tai šitoje vietoje parabolinės kopos yra išlikusios tą savo formą, parabolę būtent. Kitoje Kuršių nerijos vietoje jūs jau parabolinių kopų nerasite, ką matote ir šitoje lidar nuotraukoje, kad miškas nuimtas ir matome mes tik tai reljefą. Taigi čia tokios matosi parabolės formos miškas išlikęs. Taigi parabolinės kopos labai specifinė buveinė aplinka Kuršių nerijoje ir jos tikrai mena savo istoriją. Ir Paulius, vienas mokslininkų, taigi sakė, kad tai yra natūrali ekosistema, kuri egzistuoja daugiau kaip 2000 metų. Mes tikrai neturime jokių žinių, kad šioje vietoje miškas būtų sodintas. Aišku, galima įtarti, kad kažkokiu laikotarpiu gal kažką žmonės ir daro, tačiau jokių istorinių duomenų, kurių mums sakytų, kad juodkrantę supantis miškas buvo sodintas, mes neturime. Ir čia tikrai auga labai brandžios, gražios eglės, pušys, aukštos. Ir kas įdomu, tai kad tai yra unikali buveinė, tai yra eolinės kilmės smėliai, o eolinės kilmės smėliai tai reiškia iš Baltijos jūros atkeliavę, iš jūros smėliai. Ir galime rasti labai senų smėlių. Čia yra buvę daryti ir tyrimai, dirvožemio tyrimai, ir turime, jūs jeigu pas mus atvažiuotumėte lankytojų smėlį, pamatytumėte įvairios paletės smėlių spalvos, nuo žalios iki rudos ir šviesiai gelsvos. Taigi mes turime įvairiausių smėlių su įvairiom priemaišom. Taigi čia auga ir išskirtinės biocenozės miško tipai, tai yra brukninis, melyninis pušynas ir kas įdomu, kad tai auga visiškai, galim sakyti, smėlyje. Ir čia auga, mokslininkai ir tyrė pušis augančias Kuršių nerijoje, Sengirėje būtent, ir buvo pasakyta, kad jos yra forma, speciali forma, labai stambios šakos, gana greitai auga ankstyvam laikotarpiui, vėliau jau sustoja tas augimas, tačiau vienaip ar kitaip tai yra tikrai įspūdingi medžiai, jie gan atsparūs grybinėm ligom. Ir kas įdomu, tai yra šitie genetinis genofondas, yra siekiama jį išsaugoti. Ir jeigu esat važiavę dviračių taku nuo Nidos iki Preilos, arčiau Preilos yra aptvertas toks didelis plotas su pasodintom pušim. Tai šitos pasodintos pušis, jose yra įskiepyti ūgliai nuo juodkrantės Sengirės pušų, tai yra genetinis sklypas, kuriame auginami palikuonį šitų pušų. Taigi yra siekiama išsaugoti tą Kuršių nerijos Sengirės genofondą. Ir kas būtų Kuršių nerija, turbūt jeigu ne kopos, didžiosios pilkosios kopos ir turbūt istorija pasakoja užpustyti kaimai. Taigi, kaip sakom, kai jūs atvažiuojate į Kuršių neriją, tik žengėt žingsnį, tai ar jūs sėdėtumėt pastate, ar jūs vaikščiotumėt, jūs visuomet vienaip ar kitaip esate ant smėlių. Todėl, kad Kuršių nerija yra sudaryta iš smėlio. Su įvairiom, žinoma, priemaišom, tačiau 85–99% tai yra dominuoja kvarcas. Ir jeigu jūs irgi pasižiūrėtumėt, koks tas smėlis jis yra įvairių spalvų, bet tai yra baltesnis arba gelsvesnis, rusvesnis, ką mes matome. Ir kas įdomu, iš fizikinės pusės smėlis yra toksai kaip ir
iš vienos pusės yra kieta medžiaga, bet iš kitos pusės jis yra takus. Tai yra, jį sunku suspausti, jį sunku kažkaip stabilizuoti, jisai, jeigu vandenyje, jis lygiai taip pat yra takus. Taigi, smėliui taip pat būdingas išsirūšiavimas, koringumas, jisai oksiduojasi, nes turi savyje tam tikrų medžiagų. Pavyzdžiui, smėlis esantis ant Parnidžio kopos ar Naglių gamtiniam rezervate yra gelsvesnis negu esantis pajūriai. Atskirai vaikščiodami jūs to nepastebėsite, tačiau galite pamatyti, jeigu paimsit smėlio saują vienur ir pridėsit prie kitur paimtos smėlio saujos, jūs tikrai pamatysite skirtumas. Taigi, smėlis visas keliauja paviršiumi. Smulkios dalelės labai lengvai išpustomos, jos keliauja daug tolimesnius atstumus ir jeigu yra audros, paprastai smėlis keliauja visą masę, pagrindinis tai keliauja 20 cm aukštyje. Taigi, tas užvėjinis šlaitas yra siauras, nuolydžio kampas yra tikrai didelis, 30-40 laipsnių, tai yra tas užvėjinis šlaitas, tai yra į marių pusę, o šlaitas esantis nuo jūros pusės yra daug lėkštesnis. Kuršių nerijoje vyraujantis vėjai yra vakarų vėjai, todėl ir tas visas judėjimas smėlio yra nuo jūros link Kuršių marių. Ir šitos fizikinės savybės smėlio, jos sąlygoja tai, kad Kuršių nerijoje gyvenantys žmonės gyveno tikrai gana sudėtingomis sąlygomis. Ir šitos sąlygos pradėjo sunkėti 16 amžiuje. Čia vyko nemažai karų ir karo metu mediena buvo naudojama laivų statybai, naudojama kurui. Ir dideli labai plotai Kuršių nerijos miškų išnyko arba buvo sunaikinti žmogaus. Ir slenkantis smėlis įtakojo žmonių gyvenimą. Jau tikrai žinote, kad per Kuršių nerijoje 600 metų beveik ėjo tarptautinis pašto kelias, tai yra iš Karaliaučiaus į Rygą, jungia kitus Europos miestus, taigi buvo nuolat šitas pašto kelias užpustomas, buvo daug rūpesčio pašto tarnybai. Smėlio užnešama buvo taip pat Klaipėdos sąsiauris uostas, uostui problema, laivai didesnė grimzle negalėjo įplaukti. Medienos trūkumas yra ekonominė problema ir vietos gyventojams, ir aplink esančiai teritorijai, ir žinoma sumažėjusios ganyklų plotai, dirbamos žemės plotai. Tai reiškia, kad vietos gyventojams, čia gyvenantiems gana sunku verstis ir valstybei tai vis tiek buvo suinteresuota išlaikyti žmonės šitoj teritorijai. Tai reiškia, kad negalėjo imti didesnių mokesčių už gyvenimą čia ir vietos gyventojai dažniausiai skurdo. Taigi tuo laikotarpiu, kada prasideda šitie didieji pustymai, sunyksta to didžioji dalis parabolinių kopų. Išlieka tik tai ties juodkrantė, nes čia tuo metu augo miškas, kuris ir saugojo teritoriją, šitas kopas nuo suniokojimo, nuo užpustimo naujomis kopomis. Pradeda augti didysis kopagūbris. Tai yra tas kopagūbris, kuris dabar yra kaip stuburas, kaip minėjau, kuris visą esmę Kuršių nerijos sudaro. Ir tuo pačiu metu vyko Kuršių marių krantų erozija. Vienaip ar kitaip, koks etapas bebūtų, krantų erozija vyksta nuolat, todėl kad srovės plauna krantus, audros taip pat juos pažeidžia. Tačiau ta erozijos intensyvumas gali būti irgi skirtingas, priklausomai koks kranto sudėtis. Taigi per šitą 200 metų istoriją Kuršių nerijoje išnyko 14 kaimų vietų. Dažnai jums tenka girdėti, kad buvo išpustyta 14 kaimų, tačiau jeigu pažiūrėti, tai turbūt reikėtų tų kaimų skaičių sumažinti, todėl kad kai kurie kaimai buvo užpustyti 2-3 kartus arba 4 kartus ir kai kurie išnyko, kai kurie išliko. Taigi lietuviškoje Kuršių nerijos dalyje išnyko visiškai Nagliai ir Karvaičiai, dabar tik tai liko vietovardžiai,
Tačiau šitų kaimų nebeliko. Pavyzdžiui, Nagliai 4 kartus kėlėsi iš vienos vietos į kitą, Karvaičiai buvo užpustyti iš karto ir nesikėlė į kitą vietą, tiesiog vietos gyventojai išsikėlė į kitas vietas, o dabartinėje rusiškoje dalyje iš žemėlapio išnyko 3 kaimai. Karvaičių kaimo užpustimas vyko Pavaliai ir turbūt vienas iš autorių, žmonių, kuris pasakoja šitą istoriją, tai yra Liudvikas Rėza. Jis čia buvo gimęs ir todėl savo poemoje labai vaizdžiai aprašė, kaip šitas procesas vyko. Reikia paminėti tai, kad vietos gyventojai nelaukdavo, kol smėlį užneštų visą kaimą, dažniausiai būdavo namai išrenkami ir į kitą vietą transportuojami. Taip kaimai ir kėlėsi iš vienos vietos į kitą vietą. Istorijų įvairių yra apie smėlio pustimą, yra taip, koks buvo vargingas gyvenimas ir kad netgi bažnyčioje per didelės audras pastorius turėjo stovėti vėjų, tai nugarą į vėją, nes jis negalėdavo kalbėti, smėlį nešdavo tiesiog jam į burną. Taip pat žmonės dėl pustimų pradėjo duris dalinti, pastato duris, laukinės duris į 2 dalis. Tai yra, kad atsidarę viršutinę dalį galėdavo pro ją išlipti ir atsikasti apatinę, kad duris galima būdavo pilnai atidaryti. Taigi, turbūt literatūros pamokose ar vienu ar kitu yra pasakojama apie Liudviką Rėzą ir šitas eilėraštis apie nuskendęs kaimas skaitomas. Taigi, kaip ir minėjau, kad yra tai turbūt vaizdingiausias pasakojimas, kokia sunki dalia buvo vietos gyventojams. Ir vietos gyventojams tikrai smėlis buvo vienas iš didžiausių priešų ir labai sunkiai nugalimų priešų, todėl kad jo judėjimą, pustimą stabdyti buvo sunku, ypač neturint žinių ir naudojant primityves priemonės. Taigi geriausias būdas būdavo paprasčiausias turbūt, bet nelengviausias - išardyti namus ir persikraustyti į kitą vietą. Taigi kas dabar mena tų senų pustimus ir to kraštovaizdžio kaitą? Tai mena tam tikri atpustyti sluoksniai, dar vietose, kuriuose dar smėlis yra pustomas, tai yra didysis kopagūbris, tam tikrose vietose galima pamatyti tokius horizontus. Kartais kai kur kopos atrodo kaip perteptas pyragas, tai reiškia, mokslininkai kaip pasakojo, reiškia, kad kažkokiu metu kopos stabilizuodavosi, natūraliai pradėdavo augti kerpės, samano, žolinė augmenija, gal netgi miškas. Vėliau kažkas atsitikdavo, ar žmogaus veikla būdavo, ar būdavo natūralūs procesai, galbūt būdavo ir gaisrai, sunykdavo žolinė augmenija ir vėl prasidėdavo pustimas. Kai kuriuose vietose yra vienas sluoksnis matomas, kai kuriuose vietose matomas netgi 10 sluoksnių, tai reiškia, kad tas kraštovaizdis keitėsi nuolat ir nieko čia nebuvo toj Kuršių nerijoje stabilu. Tiesos dėlei reikėtų pasakyti, kad Kuršių nerijoje kopos nekeliavo labai greitai. Taigi, kaip ir sakom, žmonės neturėtų įsivaizduoti, kad užpustydavo gyvus žmonės. Smėlio kopos slinkdavo iki 15 metrų per metus. Tai nebūdavo labai greitas procesas, tačiau didžiuliai smėlio kalnai, artėjantis 30-40 metrų aukščio kopos, artėjančios link jūsų namo, tikrai atrodė grėsmingai ir buvo grėsmingos ir žmogus menkai ką galėjo pasipriešinti šitai gamtos stichijai. Mokslininkai Kuršių nerijoje daro tyrimus, stebi kopų judėjimą, dar iki šiol mes turim šiek tiek judančių baltųjų kopų. Ir šitas yra profilis vienas, kuris tikrai įrodo, kad kopos juda iš vakarų į rytus. Anksčiau šitas judėjimas buvo daug intensyvesnis, dabar jisai yra jau sustabdytas ir judėjimas kai kur vyksta tikrai dėl žmogaus veiklos. Ir tikiu, kad daugeliu iš jūsų teko būti Naglių gamtinėme rezervate, pažintinėme take, ir čia taip pat yra pažintinio tako tokia kaip ir nuotrauka.
kurioje yra fiksuojama, kaip keičiasi reljefas. Todėl, kad reljefas, kopų reljefas yra labai jautrus, kaip ir minėjau, kad smėlis yra tokia struktūra, kurios nei labai sunku stabilizuoti, nei suspausi, kad jis nejudėtų, jisai juda. Ir dėl žmogaus vaikščiojimo, dėl žmogaus intensyvaus veiklos take smėlis juda, smėlis išpustomas yra. Ir jeigu ten, kur žmogus nevaikšto, smėlis anksčiau ir vėliau šiek tiek stabilizuojasi, apauga žolinė augmenija, dėl mūsų veiklos, dėl mūsų vaikščiojimo smėlis lieka judrus ir kopos reljefas keičiasi ir reikia pripažinti, kad keičiasi labai didžiąją dalimi į minusą eina, todėl kad mes neturime papildymo daugiau iš Baltijos jūros. Kopų smėlio judėjimas, papildymas yra sustabdytas. Ir kasgi vyksta šitose vietose? Šitose vietose mes dar bandome naudoti įvairias priemonės, tai yra gamtinių analogų principų, pristabdyti, mažinti vėjo jėgą ir pristabdyti smėlį, kad jis nebūtų išpustomas. Taigi rezervate yra daromos tokios smėlio gaudyklės, tokie kolai statomi, kurie padeda mažinti greitį vėjo ir matote už kolų toks jau kaip pagalvė susiformavusi. Tai reiškia, greitis sumažėja vėjo ir vėjas neša smėlį ir toje vietoje tiesiog greitis sumažėja ir smėlis nukrenta. Tai ir tokia kopa formuojasi. Kitas būdas yra tokios šukos padaromos, kurios lygiai taip pat padeda mums sugaudyti tą smėlį ir neleisti visam smėliui iškeliauti į Kuršių marias. Kitas objektas labai didelis ir masyvus, tai yra apsauginis kopagūbris. Mes turime Kuršių nerijoje 2 kopagūbrius. Didysis kopagūbris, kuris kaip stuburas eina per visą Kuršių neriją, ir apsauginis kopagūbris. Ir kuo įdomu, apsauginis kopagūbris yra žmogaus ir gamtos sąveikoje atsiradęs darinys. Tai nėra vien natūralus darinys, tačiau negalim sakyti ir vien žmogaus sukurtas darinys. Taigi, istorija yra gana įdomi. Kuršių nerijoje pustymai tikrai kėlė daug rūpesčių valstybei, todėl kad buvo interesas išlaikyti čia gyventojus. Ir jau XIX amžiaus pradžioje prasideda intensyvūs mokslininkų darbai, ne tik tai, kad tyrimai jau atlikti Dansingo pakrantėje, jau čia daromi darbai. Vienas iš mokslininkų, kuris tikrai prisidėjo prie Kuršių nerijos dabartinio kraštovaizdžio formavimo, yra Sorenas Bjornas, tai danų kilmės mokslininkas, kuris praktikoje pradėjo bandyti prieš tai mokslininkų iškeltą tokią tezę, kad vienintelis būdas sustabdyti smėlio pustymą tai yra augalija. Ir jis pradeda savo tyrimus Dansinge, vėliau yra pakviečiamas Klaipėdos pirklių atvykti į Klaipėdą ir siūlyti, kaip vis dėlto stabilizuoti tų smėlių judėjimą. Prasideda viskas nuo Kopgalio. Jis atvyksta čia, apžiūri, pateikia tam tikras rekomendacijas. Ir kas įdomu, kad netgi Sorenas Bjornas yra parengęs memorandumą, kuriame yra kreipiamas dėmesys Kuršių nerijos kopų stabilizavimui. Taigi, kas vienas iš svarbiausių darbų buvo suformuoti palei Baltijos jūrą kažkokį tai darinį, sakysime, kopą, kuri kauptų smėlį ir neleistų jam keliauti gilyn į žemyną ir tuo pačiu tai būtų barjeras, esant audroms apsaugotų nuo gilesnę Kuršių nerijos dalį nuo pažeidimų. Taigi, naudojant kuoliukus, buvo suformuotas apsauginis kopagūbris, tai yra kalami kuoliukai, šita struktūra užpustoma natūraliai, vėliau dar kalama kuoliuko eilė ir galiausiai, kol užpustoma ir galiausiai yra sodinama žolinė augmenija. Taigi irgi panaudota gamtinis analogų principas, kad žolinė augmenija, smėliamėgiai augalai kaupia, akumuliuoja smėlį, jie pakenčia užpustimą
ir tose vietose tiesiog smėlio kopa auga ir nėra nupustoma. Ir tokiu būdu galima suformuoti gana kopas kažkokius tai didelės stambes struktūras. Taigi buvo parengta ištisa metodika, kurioje labai aiškiai pasakyta, kokiu atstumu nuo Baltijos jūros turi būti kalami kuoliukai, kai jie užpustoma, kaip yra sodinama, matote netgi schema, kaip tankiai sodinama žolinė augmenija, einant nuo Baltijos jūros link į rytų pusę, tankiau. Tai yra principai, kad kuo daugiau smėlio būtų sugaudoma, taip pasakysiu, ir sustabdoma. Taigi, kopų inspektorius Hagenas netgi rekomendacijas išleido dirbantiems kopų formavime žmonėms, kaip turi būti dirbama, kad šitas darbas būtų efektyvus. Ir kas labai svarbu, buvo siekiama, kad struktūra būtų gana stabili ir kas turi būti padaryta arba kas neleidžiama daryti, kad kopagūbriui būtų kuo mažiau pakenkiama. Taigi čia yra video iš seno filmo prieškarinio, prieš Antrą pasaulinį karą, kurioje buvo filmuota Kuršių nerija. Ir žinoma, čia tokia inscenizacija daugiau, kaip darbai buvo vykdomi, bet galite matyti, kaip buvo sodinama žolės ant apsauginio kopagūbrio. Dirbdavo pavasarį daugiau, kad per vasarą žolė sutvirtėtų, įsišaknytų ir galėtų sukaupti kiekį didelį smėlio, ir taip pat buvo stabilizuojama visa kopa, ypač didelė užpustimai būdavo kaip susiūnami, tokia dygsniuota antklodė ir užnešamas visas šitas kopagūbris. Ir vėliau jau savaime procesas vykdavo. Taigi daugiausiai šituose darbuose dirbdavo moteris, toks darbas, vyrai prie sunkesnių darbų dirbdavo, darbas tikrai buvo gana sunkus ir brangus. Ir daugiausiai, žinoma, kopoje augančiomis žolėmis, smėlyje augančiomis žolėmis, tą, ką jūs ir dabar galite pajūrį nueiti ir pamatyti, tai yra smiltlendrė ir rugiaveidė. Tai yra dvi žolės, kurios auga ir jos yra būdingos mūsų krantams. Ir čia tiesiog įdedu fotografiją iš vieno labai stambaus tokio monumentalaus darbo, 1900 metais išleidoma vadovas, kaip tvirtinti kopas. Šitas vadovas yra nuo Šiaurės jūros iki Baltijos jūros. Tuo metu tai buvo viena valstybė, Vokietija, kuri ir rūpinosi šitų krantų ir kopų stabilizavimu, ir išleistas buvo gana didelis veikalas, 600 puslapių, kuris pasakoja nuo kopų formavimosi, augalijos ir iki metodinių rekomendacijų, kaip šitie krantai turi būti tvirtinami. Tai čia taip pat iš šitos knygos jau parodyta, kaip darbai buvo vykdomi, kaip atrodo užkopė, tai yra palvė, irgi būdavo užsodinama, kad stabilizuoti, kad kuo greičiau apaugtų žolinė augmenija ir smėlio judėjimas būtų sustabdytas. Žinoma, Antras pasaulinis karas buvo ta takoskyra labai didelė Kuršių nerijos istorijoje. Vienas iš tų esminių dalykų yra tai, kad pats karas padarė gana nemažai žalos. Sakysim, apsauginio kopagūbrio trečdalis jau buvo, matote, pažeistas arba sunaikintas. Tai yra nuotrauka, kaip atrodė apsauginis kopagūbrio pakrantė, jau kopagūbrio netgi nėra, palei Baltijos jūrą. Ir pirmieji darbai, žinoma, buvo gana nesėkmingi, todėl kad po Antro pasaulinio karo pabaigoje daugelis vietos gyventojų pasitraukė iš šito krašto, nebeliko tos ir atminties, ir patirties, todėl kad visi darbai buvo daromi profesionalų, tai buvo kopų inspektoriai, tokia pareigybė seniau buvo, perėmė šitą patirtį vėliau miškininkai. Ir šitas visas istorinė atmintis ir patirtis dingo,
ir reikėjo vėl šitos darbus pradėti nuo nulio. Žinoma gerai, kad atsitiko toks stebuklas, kad Marijonas Daujotas prisidėjo prie darbų tęsimo. Marijonas Daujotas, kas iš Kretingos turėtumėt žinoti, tai jisai buvo Kretingos miškų urėdas prieš Antrą pasaulinį karą. Jisai užsiėmė smėlynų apželdinimu ir mes tiksliai žinome, kad jisai taip pat lankėsi ir Kuršių nerijoje ir domėjosi prieš Antrą pasaulinį karą čia vykdytų darbais, smėlynų stabilizavimo darbais, ir tą pačią metodiką jis ties Palanga naudojo smėlynų stabilizavimui, ir po Antro pasaulinio karo jisai dalyvavo pirmoje ekspedicijoje ir dalyvavo parengiant tokį pavadinimu Baisių agro miško melioracijos projektas, kuriame buvo pasakojama, išdėliojama visa metodika, kaip ta Kuršių nerijos apsauginis kopagūbris Kuršių nerijoje turi būti tvirtinamas, kaip pažaidos naikinamos, visa metodika. Taigi jis buvo tas žmogus, kuris padėjo perkelti iš vokiečių naudotą metodiką į vėlesnį sovietinį laikotarpį ir parašęs netgi keletą knygų, kuriuose yra atkartoja tą metodiką, kuri buvo naudojama. Tai yra, kaip turi būti, čia jau iš jo knygos, kaip turėtų būti klojami, tvirtinami kopos, kaip turi būti želdinama, ir viskas labai smulkiai ir detaliai aprašoma. Taigi tos kopos mūsų atrodė gana gražiai susiūtos, čia jau sovietiniai laikai, taigi irgi tie mūsų dabar soliariumai įprasti ir visas šitas tai, ką mes darome iki šiol. Pradžioje po Antro pasaulinio karo buvo bandoma naudoti metodiką panašią kaip ir, sakysiu taip, vokiečių laikais. Vėliau šita metodika keičiama ir nuolat metodikos yra tobulinamos dėl dviejų priežasčių. Viena pagrindinių priežasčių tai yra pinigų kiekis, kurį tu gali leisti krantotvarkai ar kitiems darbams. O čia yra istorinis dokumentika užfiksuota. 1983 metais Kuršių nerijoje nusiaubė labai didelė audra, pažeistas didelė dalis apsauginio kopagūbrio, ir čia yra filmuota, kaip buvo atstatinėjimas apsauginis kopagūbris ties Nida. Kas Nidą pažįstate ir žinote, kaip centrinė gelbėjimo stotis atrodo, tai tikrai galite nustebti, kad tuo metu po tos audros gelbėjimo stotis buvo visiškai ant krašto kranto atsidūrusi, reikėjo kažką tai daryti. Tai žinoma, naudotos jau daug agresyvesnės priemonės, tai yra ir ekskavatoriai, todėl kad atstatymas turėjo būti gana greitas. Matote, visai yra ant krašto ir šiuo metu jau čia yra kokie 20-30 metrų smėlio prinešta, atrodo visai kitaip. Nepaisant to, kad naudojama ir technika, šiuo atveju buvo naudojama siekiant greito atstatymo, tačiau iki šiol mes naudojame tam tikrus metodus, kurie palaikomieji metodai, kurie jau naudojami tam, kad kopagūbris išlaikytų savo funkciją. Tai yra, būtų nuolat tvirtinamas ir nuolat turėtų kuo mažiau pažaidų. Taigi čia matote, kiek žmonių dirba. Tai yra, klojamas šlaite spigliuočiai, tai paprastosios pušies, žabai taip vadinami. Ir dėl ko tai daroma, kartais žmonės pamatęs to išklotus šlaitus sako, kad gražiau būtų. Tikrai ne tam, kad gražiau būtų. Labai svarbu, kad bet kokia medžiaga atsidūrusi kopose, jinai stabdo smėlį ir jinai akumuliuoja smėlį. Ir labai svarbu tai daryti, nes kitu atveju matote, po žmogaus didžiausias grėsmė po audrų Kuršių nerijoje yra žmogus. Žmogus vaikščiodamas, žmogus važiuodamas su dviračiais padaro gana tokį meškos paslaugą. Jis sunaikina pirmiausiai žolinę augmeniją ir tuo
kada žolinė akmenija sunyksta, vėjas labai greitai gali pasigriebti smėlį ir pradėti pustyti. Čia matote labai gera medžiaga, kuri parodo, kaip procesai greitai vyksta. Viršutiniam kampe kairėje pusėje jūs matote 19 metų kovo mėnesio ortofoto, kuriuose matosi 2 prapustimai apsauginiame kopagūbriai, o jau rugpjūčio mėnesį yra ištisas prapustimas. Tai yra po vasaros sezono, po poilsiautojų, reiškia dar ir žmonės pavaikščiojo, dar ir vėjo buvo, kopo šitoje vietoje labai ženkliai pažeista. 20 metais jau suklojama šakų klojiniai ir jau 20 metais rugpjūčio mėnesį jie dalinai užpustami, tai reiškia, kad smėlio akumuliacija yra tikrai gana didelė ir jie gana greitai kopą atsistato. Panašus pavyzdžiai yra kitose vietose, kaip matome, kad prasideda dažniausiai nuo žmogaus veiklos, nuo kažkokių perėjimų ir šitie pažaidos tik tai plečiasi, vėliau jas reikia užkloti ir stabilizuoti. Šitie darbai nevyksta stabilizavimo per vienus metus, todėl kad mes nenaudojame buldozerių kaip 83 metų parodytoje toje medžiagoje, o siekiame, kad atsistatytų gamta natūraliai, kopagūbris atsistatytų natūraliai. Čia lygiai taip pat matome, kad yra išpustimai, išvaikščiojimai, klojami šakų klojiniai vienais metais, susipusto, klojami kitais metais. Taigi, mes tikrai nenorime, kad mūsų apsauginis kopagūbris atrodytų štai taip, kaip mes matome čia. Tai yra gana sena fotografija, tai yra iš Rusijos pusės Kaliningrado srityje. Taip, kopagūbris defragmentuojamas ir kada tu nieko nedarai, jisai gali tiesiog fragmentais pavirsti ir vėliau šito kopagūbrio išvis nebūti ir smėlis vėl keliaus į Kuršių nerijos gilumą. Taigi dabar apsauginio kopagūbrio tvarkymui jau naudojamos nebe žmonių rankos, o technika, kuri kloja šakų klojinius. Ir matote, po darbų visas šlaitas atrodo žalias, tačiau šita vieta per metus būna dažniausiai užpustoma. Žinoma, tai nėra betonas, kuris galbūt atrodo iš vienos pusės vienu kartu išspręstum visą problemą, tačiau turbūt mes tikrai nenorime turėti 50 km betoninio kranto. Ir kitas dalykas, jūra turi savybę, kad visuomet turi kažką tai nešti. Tai jeigu mes užbetonuosim vienoj pusėje, kitoj pusėje pradės plauti ir tai nėra sprendimas. Kitas laiptai irgi mes sakom, dėl ko laiptai yra daromi. Laiptai yra daromi dėl apsauginio kopagūbrio iš mūsų pozicijos, tam, kad žmonės vaikščiotų ten, kur yra perėjimai ir nevaikščiotų ten, kur negalima, nes matėte, ten, kur yra rekreacinis poveikis, kopa tiesiog degraduoja, gali visai sunykti. Taigi kopa yra tam, kad apsaugoti apsauginį kopagūbrį nuo žmogaus poveikio. Kopagūbris tikrai pas mus įspūdinga forma, siekia netgi 15 metrų aukštį ties alksnyne. Tai kas ten lankotės, tai tikrai galite pamatyti, kad jau yra ką veikti, užlipti šitą apsauginį kopagūbrį. Čia pačioje rodo tikrai labai vizualiai, aiškiai, kaip tas kopagūbris, kokio aukščio yra, ties kuria vieta, ties juodkrantė jisai žemiausiai. Tai yra dėl to, kad smėlio tokia struktūra yra pakrantėje, daug stambesnis, daug rūdytesnis ir neturim tiek akumuliacijos, tačiau tiek smiltynė, alksnynė, smėlio gana daug. Kol kas dar turime pusiausvyrą, tačiau aiškiai matome, kad smėlio Kuršių mariose, Baltijos jūroje, atsiprašau, mažėja ir ateityje gali būti, kad Kuršių nerijoje reikės smėlio papildymo lygiai taip pat kaip ir Palangoje. Taigi šita iš UNESCO pusės tai yra vienas iš vertingiausių elementų ir svarbu tai, kad jis iki šiol atlieka savo funkciją. Žinoma, jis pasipildė, jis jau ne tik tai apsauginis, jis atlieka ir edukacinę funkciją, ir rekreacinę, čia galima ir poilsiauti, degintis ir turi tikrai simbolinę reikšmę.
Ir žinoma, teko jums irgi girdėti apie invazinius augalus, vis daugiau apie tai kalbame ir daug kas tikrai stebitės, kad kažkada muilinė guboja, už kurios nuskinimą buvo baudžiami turistai poilsiautojai, dabar yra įtraukta į invazinį augalų sąrašą. Reikia pažymėti taip, kad Kuršių nerija visuomet buvo tokia tyrimų objektas ir ypač po Antro pasaulinio karo čia pradėta sodinti daug labai įvairių rūšių augalų tam, kad siekiama būdavo kažkaip tai stabilizuoti ir ieškoma rūšių, kurios galėtų augti ir padėti, prisidėti prie Kuršių nerijos tų smėlynų stabilizavimo. Raukšlėtalapis ir erškėtis tikrai seniau buvo sodinamos, jis apsauginiam kopagūbriui veikia puikiai, žmonės ten nenori lankytis, jisai puikiai žydi, jisai šernams puikiai maistinė medžiaga, tačiau jis labai plinta ir labai okupuoja didžiulės teritorijas ir vietiniai augalai, reti augalai, kurie būdingi Kuršių nerijai, tiesiog nebegali konkuruoti su šitais augalais. Taigi turime Kuršių nerijoje gana nemažai tokių augalų, kurie išstumia vietinės rūšis. Ir žinoma, didysis kopagūbris irgi istorija, tuo pačiu lygiagrečiai formuojant apsauginį kopagūbrį buvo vykdoma ir didžiojo kopagūbrio stabilizavimo darbai. Tai jeigu pradžioje žmonės bandė gelbėti statydami įvairias neperpučiamas užtvaras, tvoras, tos tvoros greit nugriūdavo, ir supratę, kad tik tai augalija gali su tai sustabdyti, pradėjo šitą metodą naudoti. Ką jau minėjau, tai buvo profesionalų atliekamas darbas, tačiau Kuršių nerijoje žinoma ir viena pavardė, tai yra Kuvertas, pašto stoties viršininkas, kuris išsilavinęs žmogus buvo, taip pat žinojo šitas metodikas ir pats savo iniciatyvą, savo lėšomis apželdino didelius plotus ties Nida ir sodino pušis, beržus, karklus, topolius, tuo metu viskas, ką turėjo, kokią sodinamą medžiagą turėjo. Ir iki šiol mes tikrai turime gana nemažus plotus, kur jo iniciatyva dabar yra gana brandus miškas. Ir didžiųjų kopų apželdinimo darbai prasidėjo intensyvus 1870 metais, po to, kai geografas Berentas pasakė Prūsijos valdžiai, kad žiūrėkite, reikia kažką tai daryti, nes taip pat vietos gyventojų nebeliks, kaimai užpustomi, žmonės traukiasi iš šitos vietos, pradedami intensyvūs darbai ir jie trunka iki 1805 metų. Ir tikrai didžiuliai plotai apželdinami, lietuviškoje pusėje virš 3000 hektarų. Pradžioje darbai buvo brangus, daug hektaras kainavo brangiai, vėliau metodikos keičiamos, piginama. Ir šitoje nuotraukoje, kurią jūs matote dabar ekrane, tai yra nuotrauka daryta jau sovietiniais laikais. Sovietiniais laikais buvo irgi bandoma tęsti tą tradiciją kopų apželdinimo, tačiau gana greitai visą tai pasibaigė, todėl kad buvo nuspręsta, kad vis dėlto Kuršių nerijoje kokia Kuršių nerija yra be kopų. Niekur kitur jūs tokių kopų nepamatysite, todėl kopos vienas iš pagrindinių elementų ir jokių būdų jų negalima jau želdinti daugiau. Taigi kopų apželdinimas vyko irgi naudojant tam tikrus gamtinius principus, čia galite matyti, tai yra pradžioje kopa būdavo tokia susiūnama, kaip dygsniuota antklodė, stabilizuojama, naudojant vyteles, naudojant nendres, kuri buvo pigesnė medžiaga, atvežama molio, mergelis buvo naudojamas, bet nelabai pasiteisino, nes mergelis sudžiūdavo, šaknis nukentėdavo. Būdavo sodinama žolinė augmenija, o vėliau sodinami medžiai, tai yra kalninė pušis. Taigi taip atrodė sudaikstytos kopos. Matote, kad mastelį galite matyti, kokio masto darbai buvo atlikti. Kada kopa šiek tiek stabilizuojamas, smėlis nebepustamas, tuomet gali pradėti augti augalai.
Čia jau matome, kad yra pribarstyta šakelių, tai yra tam, kad neleisti smėliui judėti ir jau, reiškia, yra pasodinta žolinė augmenija. Vėliau žolinės augmenijos jau atsisakyta sodinti, pamatė, kad nėra jokios prasmės. Nuo 1876 metų Kuršių nerijoje pradedama sodinti kalninę pušis. Ir kalninė pušis pakentė tokias skurdžias augimo sąlygas. Padaryti jau genetiniai tyrimai kalninės pušies ir aišku, kad jinai atkeliavo iš Švarcvaldo, tai yra iš Vokietijos, iš kalnų, nors pirmieji daigai atvežti iš Danijos, tačiau vėliau jau daigai augintami ir vietoje. Ir dabar kalninės pušies medynai sudaro apie 25% visų medynų, tačiau jų skaičius yra mažinamas ir mažinimas dėl kelių priežasčių. Vienas priežastis tai, kad jie jau savo brandą pasiekė kalninė pušis ir dėl to jinai yra vienas pagrindinių gaisro šaltinių. Turbūt daugelis iš jūsų atsimena 2006 metus, tai yra didysis Kuršių nerijos gaisras, pokaryje pats didžiausias gaisras, 230 hektarų kalninės ir paprastosios pušies medynų išdegė. Dabar važiuodami šitoje vietoje jau tikrai nieko nepastebėsit, nepamatysite, jau praėjo nemažai metų ir jau naujas pušies kilimas dengia visą šitą teritoriją. Kitas gaisras kilo 2014 metais, 109 hektarai. Ir kalninė pušis, kodėl jinai tokia degi, jinai turi labai daug sakų savyje ir yra labai daug nuobirų kalninės pušies medynuose, netgi toks kilimas susiformavęs, toks, kaip pasakyti, degios medžiagos kiekis ir kalninė pušis dega, todėl dega kaip naftos produktai. Ir labai daug dėmesio yra skiriama kalninės pušies priešgaisriniai saugai Kuršių nerijoje ir tikrai padidintas dėmesys. Kalninės pušies plotai labai mažėjo ir dabar galite matyti skaičius, kad nuo 2,5 tūkstančių hektarų mes dabar turime šiek tiek daugiau negu 1000 hektarų ir mokslininkų nuomonė jų turėtų likti kalninės pušies apie 1000 hektarų ir jie turėtų augti tik tai ant didžiojo kopagūbrio. Tai yra ir kaip istorija, kaip Kuršių nerijos istorijos atspindys, pasakojantis apie apželdinimo darbus ir Kuršių nerijos kraštovaizdžio formavimas. Ir man visuomet patinka labai šitą Adalberto Betzenbergerio žodžiai, kada jis kalba apie Kuršių nerijos istoriją. Šitas žmogus 40 metų skyrė Kuršių nerijai, jisai Juodkrantėj turėjo savo vilą, buvo žmogus besidomintis Kuršių nerija, Kuršių nerijos istorijoje ir jis parašė labai gražius žodžius. Niekam kitam mes nesame taip dėkingi, kaip nuosekliai žmonių įgaliotų vadovauti kopų sutvirtinimui veiklai ir valdžiai, kuri būtent šiuos žmonės paskyrė į šios postus ir skyrė būtinas lėšas jiems pavestų uždavinių įgyvendinimui. Turbūt labai norisi ir šiais laikais bet kokiai valdžiai tai pasakyti, kuomet yra aiškiai matomas tikslas, ką reikia padaryti ir tam skiriamas finansiniai ištekliai ir yra tikrai vykdomas nuoseklus darbas. Taigi Kuršių nerijoje kraštovaizdis keičiasi, jisai keičiasi gana intensyviai. Dabar tai, kai Kuršių nerija garsėjo tokia atšiauria, Lietuvos Sahara buvo vadinami, mes jau dabar galime matyti iš atvirukų arba iš nuotraukų, mūsų jaunystės nuotraukų. Dabar Kuršių nerijoje baltųjų kopų fragmentų yra likę tikrai nedaug, tačiau vis tiek tas kopų dydis, kad ir jos patapusios pilkosiomis kopomis yra išlikęs, jisai daro įspūdį. Ir kitas elementas Kuršių nerijoje, tai žinoma yra žmogus, jau žmogaus visiškai sukurti dariniai. Tai irgi trumpai papasakosiu, čia gal istorijos mokytojams paprastai jūs turbūt daugiau skiriat šitam dėmesio. Tai yra Kuršių nerijos gyvenvietės. Šiuo metu Kuršių nerijoje gyvena, arba tiksliau deklaruota, yra virš 5000 gyventojų, bet gyvena apie 2000 žmonių nuolat. Gyventojų tikrai sudėtis pasikeitė labai,
ne tik pasikeitė po Antro pasaulinio karo, vienas buvo ne kaita, bet ir dabar keičiasi, todėl kad mažėja jaunų žmonių, traukiasi, didėja senų žmonių skaičius ir iš vis vietoje gyvenančių žmonių skaičius yra ženkliai sumažėjęs. Taigi Kuršių nerijoje kilo, jau šiek tiek pasakojau, kaip Kuršių nerija susiformavo prieš 5000 metų ir mes labai nedaug duomenų turime iš to laikotarpio, kasgi čia vis dėlto gyveno. Ir pagrindiniai duomenys yra iš Rymantienės tyrinėjimų, kurie pasakė, kad pirmieji gyventojai kūrėsi kažkur tai Kuršių nerijos viduryje, protakose, ir matote, čia raudonų taškiukų pažymėta, kaip Rymantienė, tyrinėdama Kuršių neriją, tuo metu įsivaizdavo, kur tie pirmieji gyventojai gyveno. Tačiau vėlesni tyrimai rodo, kad vis dėlto Kuršių nerijoje gyventojai 4–3 tūkstantis prie Kristų šito kopagūbrio visiškai nebuvo ir tikra tiesa. Jeigu prisiminsit mano pasakojimą, kad 16 amžiuje prasideda intensyvūs pustymai ir nuo 16 amžiaus formuojasi didysis kopagūbris, tai aišku, kad 4–3 tūkstantmetyje prieš Kristų šito didžiojo kopagūbrio nebuvo ir Kuršių nerija atrodė visiškai kitaip. Tuo labiau, kad jums irgi teko girdėti, kad Baltijos jūroje apie 2 kilometrai nuo Kuršių nerijos kranto yra rastas miško likučiai. Tai Kuršių nerija, geologai pasakoja, kad Kuršių nerija visa pasislinko per šitą laikotarpį apie 2 kilometrus iš vakarų į rytus. Tai aišku, tai, kas seniau buvo Kuršių marių pakrantėje, dabar atsidūrė Kuršių nerijos viduryje arba netgi Baltijos jūros pakrantėje. Taigi vis dėlto ta senoji 5 kalvelių gyvenvietė, Kuršių nerijoje, Nidos gyvenvietė buvo Kuršių marių pakrantėje, Lagūnos pakrantėje, taip sakykime, tuo metu Kuršių marių nieks Kuršių mariomis nevadino, tai yra daug vėlyvesnis pavadinimas. Ir žinoma, kas tai yra neolito kultūra, puodai, rasti archeologiniai dirbiniai. Kas įdomu, mes turim 2 vietas, kur rasta, tai yra Nida ir yra Alksnynė. Jau daryti tyrimai, senesni tyrimai daug duomenų nedavė, kas buvo žmonių maistas. Žinoma buvo, kad ožkos, avys, tačiau vėliau pradėti detalesni tyrimai ir mokslininkai jau nustatinėja ir kokius grūdinę kultūrą valgė ir ką pieno produktus naudoja. Tai matosi, kad žmonės didelės gėlavandenės žuvis valgė, karpinės žuvis, ešeriai, lydekos, sterkai dominavo. Taip pat buvo maistui naudojami ir ruoniai gaudomi, taip pat turėjo ir, žinoma, gyvūnų. Taigi avys, ožkos, kiaulės, ruoniai, matote, padaryti tyrimai, tai kas vis dėlto kuom žmonės maitino ir, žinoma, daug neidentifikuotų yra tų radinių rasta, bet vienaip ar kitaip galim susidaryti įspūdį, kas tai buvo. Taigi, aišku, kad Kuršių nerijos tie gyventojai buvo klajokliai, kurie atkeliavo į Pamario kraštą ir čia Pamario kultūra susidarė, pirmieji naminiai gyvuliai, per kontaktų žemėlapius daugmaž galim įsivaizduoti, kokie buvo. Žvejyba mariose, aišku, kad žvejyba dominavo, nes didelį vandens telkiniai tiek Baltijos jūros, tiek Kuršių marios, tačiau iš duomenų galim sakyti, kad dominavo Kuršių marios vien pagal žuvis, gėlavandenės žuvis. Naminiai gyvuliai auginami ir, kaip matote, aišku, kad nebuvo grūdinių kultūrų arba jų buvo labai mažai, todėl kad Kuršių nerijoje ir tais laikais nelabai buvo galimybės kažką kažkur auginti. Ir vėliau labai gaila, kad vėlesnių radinių nėra. Neolito pabaiga, bronzo amžiaus pradžia ir pradingsta archeologiniai įrašai
Ir yra mokslininkai mano, kad tai greičiausiai susiję su globalaus masto miškų sunykimu ir suaktyvėja eoliniai procesai ir tiesiog gamtinės sąlygos šito žmonės iš čia išstūmė. Taigi mes žinome 12-13 amžius iš skurdžių aprašymų, geriausia aprašymai turime jau 18-19 amžius, kaip žmonės gyveno. Kuršių nerijoje žmonės gyveno skurdžiai, pastatai buvo mažesni nei žemyniniai dalyje, todėl kad čia buvo mažiau medžiagos statybinės, vienu laikotarpiu netgi buvo draudžiama kirsti medžius ir juos naudoti pastatų statybai, tekdavo atsivežti iš kito kranto. Taigi visi namai stovėjo galų į marias, tam, kad kiekviena šeima turėtų priėjimą prie Kuršių marių. Ir žinoma, stogai, pastatų stogai buvo puošiami ir senesniais laikais, vėjalentės, žirgeliai, stogo kraigas. Žmonės gyveno skurdžiai, todėl buvo nemažai ir tokių trobų, kuriuose po vienu stogu buvo ir ūkiniai pastatai. Ir matote, čia tokia viena įdomi nuotrauka irgi, kad pastatas apgriautas dalinai. Pastato statybai naudojami būdavo netgi iš Baltijos jūroje surinkti, išmesti kažkokio laivų liekanos. Žinoma, gyvenimas labai pasikeičia, kuomet Kuršių neriją atranda turistai, atranda keliautojai ir pastatai, čia pradeda dygti mūriniai pastatai. Pastatai pradedami puošti, apkalti lentelėmis. Tikrai senieji pastatai Kuršių nerijos nebuvo apkalami ir dažomi, tai yra jau 19 amžiaus pabaiga, 20 pradžia daugiau netgi tokių pastatų atsiradimas, puošyba, verandų pristatymas, jau kitos paskirties netgi pastatų atsiradimas. Ir tą seną sodybą jūs galite pamatyti, žvejo etnografinę sodybą Nidoje. O didžioji dalis kitų pastatų yra vėliau ar anksčiau perstatyta. Taigi ir žvejybos atributai. Kuomet vaikai gauna pirmą Lietuvos Respublikos pasą, viename iš paso puslapių yra kurėnas, plakščiadugnė valtis. Kurėnas taip pat daugelį simbolių vienas iš tokių, ypač šito krašto, mažosios Lietuvos simbolių. 16 amžiuje, nuo 16 amžiaus žinome, plakščiadugniai laivai Kuršių nerijoje, Kuršių mariose plaukiojo, o plaukiojo plokščiadugniai todėl, kad Kuršių marios yra seklios ir čia nebuvo naudojami kiliniai laivai. Kiliniai laivai plaukiojo Baltijos jūroje, bet kadangi dominavo gyvenimas Kuršių mariose, tai žvejai paprastai pagrindinis jų atributas būdavo plokščiadugnis laivas. Kurėnas pavadinimas atsirado vėliau. Šitie laivai turėjo vokiškus pavadinimus, Korno valtis buvo vadinama. Ir kurėnas tikrai yra naujadaras sąlyginai. Mes dabar visus plokščiadugnius laivus vadiname kurėnais, tačiau kurėnu buvo vadinamas tik tai vienas, tas, kuris tempė tinklą. Kiudelinis nuo tinklo pavadinimo valtis ir būdavo vadinamas, Korno valtis, tai ir kurėnų pavadinta. Taigi laivai būdavo brangus, tačiau žvejas be laivo jau žvejų negalėjo vadintis, tada eidavo tik tai pagalbininkos ir paprastai skurdžiai gyveno, žvejo laivas vienas pagrindinių turtų buvo. Ir kas turbūt dar labai svarbu, kad tai yra vėtrungės. Vėtrungės, matėte, ir nacionalinis Lietuvos transliuotojas naudoja savo užsklandose. Vėtrungė yra Kuršių nerijoje labai dažnai, kur matoma, simbolis daug kur pasistato kas kieme vėtrungė. Tačiau iš principo vėtrungė yra plokščiadugnio laivo valties elementas. Tai yra elementas, kuris dedamas stiebų viršuje. Jis buvo labai utilitarinis dalykas. 1844 metais Kuršių marių inspektorius
Bierbomas reikalauja, kad kiekvienas žvejas stiebų viršūnėje turėtų ženklą. Ženklas tai yra ta geometrinė forma, kur yra čia 2 balti, 2 juodi kvadratai, tai yra nidos ženklas. Kiekviena gyvenvietė apie Kuršių marias turėjo savo ženklą, kad kiekvienas žvejas savo Baltijos stiebę turėtų ženklą, pagal kurį galim nustatyti, kokiai gyvenvietei laivas priklauso, ir taip pat ant laivo buvo rašomi numeriai ant borto ir pirmos gyvenvietės pavadinimai. Taigi iš tokios prievartinės ženklo jisai vėliau Vėtrungė pradėta dekoruoti, puošti, ir jinai tikrai virto labai puikiu suvenyrų, simbolių ir naudojama dabar visur. Kitas simbolis Kuršių nerijos, aš dabar taip greitakalbė atsiprašau, bet bandau suspėti apie viską papasakoti, gal nesupyksite, tai yra krikštai. Dabar krikštų mes galim pamatyti šalia Nidos bažnyčios senose kapinėse, ir Nidos bažnyčia tikrai nėra sena, 1888 metais pastatyta, tai yra liuteronų bažnyčia, neogotika. Ir jinai sovietiniais laikais buvo paversta kraštotyros muziejų, 1989 metais grąžinama tikintiesiam. Tačiau kas svarbu, visuomet iki šiol šalia šito pastato senose kapinėse buvo krikštai. Ir krikštai seniau buvo būdingi ne tik tai Kuršių nerijoje, jie buvo išplitę ir vakarų Žemaitijoje. Tačiau vėliau šitas arealas, tradicija nyko ir liko tokiuose, kaip sakyti, atkampiuose vietose, kur naujienos ir mados atėjo daug vėliau. Krikštas yra įdomus tuom, kad jis buvo kojūgalyje statomo mirusio žmogaus, ir paprastai jisai buvo drožiamas žmogui mirus, vyrams iš vyriškos medienos, moterims iš moteriškos, tai yra eglė pušis, vyram iš beržas ąžuolas. Turime tik tai vieną piešinį menininkų, Kuršių nerijoje besilankančių menininkų, kad krikštai buvo dekoruojami, buvo tapomi, spalvinami ryškiom spalvom, tačiau daugiau jokių tokių tvirtų liudijimų, kad tai buvo, negalim pasakyti. Ir kas būdinga Mažojoje Lietuvoje, prieš einant į kapines yra iš Biblijos tam tikra sentencija, ir dabar Kuršių nerijoje kapinių, senųjų kapinių vartai vėl jos puošia tos senosios sentencijos. Ir ką jau minėjau, gyvenvietės keitėsi nuo žvejų kaimo į kurortus, ir pirmasis kurortas Kuršių nerijoje lietuviškoje dalyje tai buvo Juodkrantė. Tuo metu Juodkrantė nieks nevadino, tai buvo Švarcort kurortas, kuris patraukė tikrai nemažai žmonių ir dėmesio patraukė, turtingų žmonių dėmesio, pradėto statyti vilos, pradėjo keliauti čia žmonės, nes gamta turėjo gydomųjų savybių, tuo metu buvo išrašomi receptai, tai yra pasivaikščiojimas po Juodkrantės sengirę. Tačiau didžiausią įtaką Juodkrantėje vystymosi turėjo gintaro gavybos kompanijos veikla, tai Stendinen-Becker kompanija, kuri Kuršių mariose pradėjo gintaro gavybą. Ir šito laikotarpiu, kuomet veikė šito gintaro kasykla, gyventojų skaičius labai išaugo, jeigu neklystu, 800 papildomai žmonių dirbo vien šitoj gintaro kasybos kompanijoje. Tuo laiku ir turistų atvažiavo, kurie važiavo žiūrėti, kaip čia šitas gintaro kasyba vykdoma. Kas labai svarbu, gintaro kasybos produktai prisidėjo prie Juodkrantės pokyčių, todėl kad ta žemė, kuri buvo iškasama ir išsijojama, buvo išpilta Juodkrantėje pakrantėse ir suformuota ten, kur dabar jūs vaikštote, ties, pavyzdžiui, bažnyčia, ta tokia lyguma pakrantėje. Tai visa tai yra produktas gintaro gavybos kompanijos, kuomet gintaro kasimo metu buvo žemė išsijojama ir šitą žemę supilama pakrantėje. Todėl
netgi vaikščiojant krantu Kuršių marių kartais galima rasti ir gintarų, nes vis dėlto ne visas gintaras būdavo išsijojamas. Taigi atsiranda tikrai Juodkrantės kurortas pradeda klestėti, atsiranda specialios viešbučiai, atsiranda netgi spa, mūsų dabar vadinami, tai yra Luisenbad, pavyzdžiui, toksai gydomųjų vandens vonių kompleksas, garlaiviai plaukia į Juodkrantę, apie 4000 turistų per metus čia apsilanko. Taigi Juodkrantė tikrai tampa tokių turistų traukos objektų ir iki šiol mes tikrai turime gana nemažai vilų. Matote netgi visas žemėlapis, kaip Juodkrantės atrodo miško parkas, specialiai suformuotas tam, kad žmonės vaikščiotų, turėtų kur pasivaikščioti, netgi tam tikri patrauklus objektai formuojami, įvairūs pavadinimai sugalvojami. Tai yra miško parko liekanų iki šiol mes turime, takų sistema daugiau mažiau yra išsilaikusi ta pati. Taigi Rėzos kultūros centro ekspozicijoje tikrai galima puikiai susipažinti, kaip ta Juodkrantė atrodė prieš Antrą pasaulinį karą. Taigi, jeigu pasižiūrime Kuršių neriją, nuo Baltijos jūros iki Kuršių marių, dabar mes labai matome pagrindinius šito UNESCO pasaulio paveldo elementus. Tai yra apsauginis kopagūbris, palvė, miškas ir didysis kopagūbris. Arba neapželdintas, kai kuriuose vietose dar pustamas, arba apželdintas kalninė pušimi, paprastąja pušimi ir mūsų pakrantė ragai. Taigi svarbu tai, kad visi komponentai kraštovaizdžio puikiai atspindi, kaip ta Kuršių nerija vystėsi ir koks buvo sąveika žmogaus ir gamtos. Ir parodo tą autentiškumą. Ir parodo, kad žmogus gerindamas savo gyvenimo sąlygas, jis tuo pačiu formavo aplinką. Ir suformavo tai, ką mes dabar turim. Tai yra tas Kuršių nerijos kraštovaizdis, kurį jūs matote dabar, tai yra XIX amžiaus kraštovaizdis. Tai, ką žmonės matė XIX amžiuje, tik tai dabar, kaip sakau, šiek tiek daugiau apsirengęs, tai yra daugiau apaugęs. Ir matome tą darnų ar nedarnų žmogaus santykį. Ir visą tai, ką aš jums dabar pasakoju, galite puikiai pamatyti Kuršių nerijos nacionalinio parko lankytojų centre. Šiais metais mes pradėjom veiklą Juodkrantėje ir Juodkrantėje buvusioje mokykloje. Mokykla užsidarė dėl to, kad vaikų nebeliko. Buvo įrengtas lankytojų centras. Ir šiame centre mes turim puikią ekspoziciją, kurio vadinasi Sukurta vėjo, smėlio ir vandens. Vedame čia, pasakojame, kaip Kuršių neriją susiformavome. Taip pat mes turime edukacinę salę, turime skaityklą, turime konferencijų salę. Tai tikrai mielai kviečiame mus aplankyti, kas dar neapsilankėte. Šiuo metu dirbame nuo antradienio iki šeštadienio. Žiemą galbūt dirbsime šiek tiek trumpiau, tačiau visuomet esat laukiami. Tiek jūs individualiai kaip mokytojai, tiek su savo globotiniais. Yra ir kultūros paso edukacijos parengtos, tai tikrai pasižiūrėkite. Ir kita, ką mes turime ir ką taip pat, manau, jums svarbu žinoti, Kuršių nerijoje mes turime gamtos mokyklas, turime užsiėmimus, kuriuose mes pasakojam taip pat Kuršių neriją apie kraštovaizdį, apie gamtą, apie žmonės čia gyvenančius. Mūsų gamtos mokykla yra išsidėsčiusi 2 vietose. Mes turim Smiltynėje 2 pastatus ir mes turime Nidoje. Matote, kad mes galime Nidoje apgyvendinti tikrai nemažą, visą klasę tilps, 32 moksleiviai, Smiltynėje šiek tiek mažesnės galimybės, tačiau tikrai mielai kviečiame ir čia apsilankyti. Turime ir pakankamai geras sąlygas. Gamtos mokyklose yra virtuvėlės, kuriuose galim pasigaminti ir maitintis. Čia yra edukacinės klasės, galimybė apsinakvoti.
Ir galite apsilankyti mūsų puslapyje nerija.lrv.lt ir apibraukiau gamtos mokykla, prie aktualios informacijos pasispauskite ir ten tikrai rasite gana daug informacijos naudingos, o jeigu jos nerasite, tai kreipkitės pas mus. Taigi mūsų gamtos mokykla jau dirba nuo 23 metų ir turime tikrai gana daug puikių atsiliepimų. Jau jeigu ir norėsite pas mus gamtos mokykloje apsilankyti, turėtumėte iš anksto laiką taikyti, nes tikrai rezervacijų turime labai daug. Priimame tiek su jūsų pačių programa ir siūlom vis tiek paskaitą arba žygį jau iš mūsų nacionalinio parko direkcijos tam, kad supažindinti su specifika, su tuo, kokios čia mūsų vertybės yra. Taigi, dėkui už dėmesį. Tai, kad mes galim susitikti ir klausytis šitų įdomių paskaitų dėka visų pirma Lietuvos kultūros tarybos, kurie finansuoja vieną iš tų didžiųjų mecenatų ir aiškus mums labai daug talkino organizuojant šitos renginius Lietuvos istorijos mokytojų asociacija. Esam labai dėkingi ir, kaip matote, organizuoja tai Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra. Nors pavadinime dėl trumpumo mes kalbam apie kultūros paveldą, bet iš tikrųjų kalbam apie UNESCO vietovės. Ir kaip matote, šiandien atsisveikinsim su Lina Dikšaitė. Tikrai ačiū labai už tą įdomų tokį įtraukų pasakojimą, norisi dar ir dar matyti ir žiūrėti. Ir rytoj laukia mūsų dar viena įdomi paskaita, šį kartą apie Kauno modernizmo architektūrą iš UNESCO perspektyvos. Kaip matote, ją skaitys architektūros istorikas daktaras Vaidas Petrulis. Tai jau nuorodas prisijungimo gausite rytoj ir atsisveikiname iki rytojaus. Viso gero. Viso gero. Labai viso gero. Dėkui, viso gero. Ačiū labai. Ačiū Jums. Dėkui, viso gero. Viso gero. Viso gero. Ačiū Jums.